Pesach šventė yra kur kas daugiau nei tiesiog sena istorija. Pažvelkime į šią šventę išmintingosios kabalos akimis. Egiptas tai gyvenimas susiskaldžius. Taip gyvendami esame paskendę egoizme, išnaudojime ir neviltyje. Kai kiekvienas rūpinasi tik savimi, o kiti laipas springsta. Izraelis yra priešinga būsena. Gyvenimas pilnas džiaugsmo, meilės, artimų ir atsakomybės vienas už kitą. Sekundėlę, ką mes juokiname? Nors mes ir gyvename Izraelyje, bet vis tiek esame vidinėje Egipto būsenoje. Čia mus valdo faraonas, egoistinės kultūros simbolis. Jis mėgsta kelti problemas, atskirti, izoliuoti mus vienas nuo kito, valdyti ir 5 ryto kirsti pupeles, net jei tai kenkia virškinimui. Iš kitos pusės Mozė simbolizuoja Izraelio vienybę ir jis žino, kad neturi jokios vilties stoti akis į akį prieš faraoną, nebent visi žmonės susivienytų. Ir dabar mes esame pasiruošę. Degantis krūmas, lazda, gyvatė, kraujas, ugnis, molis ir daug daugiau. Visa tai pasakoja apie kiekvieno iš mūsų pasirinkimą tarp dviejų tikrovių. Neapykantos ir atsiskyrimo ar priešingos, susijungimo ir vilties. Nes šis pasirinkimas ir yra tai, kas nuolat vyksta. Arba tave valdo faraonas, arba tu duodi savo ranką Mozei, netgi dabar. Taigi, kurį tu renkiesi šiais metais?